Labą dieną visiems. Sveiki atvykę į Palangos viešąją biblioteką, į kanklių parodos atidarymą. Iš tikrųjų, mums šiandien bibliotekoje labai svarbus renginys ir ši kanklių paroda svarbi keliais aspektais. Tai pirmiausia, šią savaitę Palangoje mes švenčiame tradiciškai Palangos dienas, renginių ciklą, kuris išsidėstys per visą savaitę ir, tai yra dedikacija Palangai. Tai šita paroda irgi tampa dedikacija Palangai. Taip pat šiemet yra paskelbti kanklių metai. Lietuvoje nacionaliniu lygiu tai yra kanklių metai, tai neatsitiktinai čia yra kanklis. Tai tas dvi progas sujungiam į vieną ir turim štai šitą nuostabų renginį. Kanklių parodos berods nėra bibliotekui buvę, žiūriu į kolegės ilgiau dirbančias. Yra buvus instrumentų paroda 94 metais, kurioje buvo ir kanklis. Žynė, mes darėm Palangoje ir buvo ir kanklis, ir kiti instrumentai, taip pat Egidijaus irgi buvo instrumentai. Bet nuo 94 jau truputėlį praėjo laiko. Tai labai smagu, kad kanklės vėl sugrįžta ir iš tikrųjų kanklės be galo nuostabus instrumentas, vienas seniausių lietuviškų instrumentų, bet ne tik lietuviškų, paplitęs plačiau mūsų regione. Ir kai žiūrėsit atidžiai parodą, atkreipkite dėmesį, kad kanklės apima visus Lietuvos 5 etnografinius regionus. Ir 5 mažąją Lietuvą, va ten kraščiukė yra 3 kanklės, Agnesa štai rodo mano kolegė, kur tai nebuvo Lietuva. 700 metų politiškai tai buvo kita valstybė, tai buvo Prūsijos valstybė, bet ten vis tiek gyveno lietuviai, mažlietuviai ir ten mes vis tiek turim kanklės. Čia turim vieną centre ir latvišką kanklę, nes kanklės, kanklės, taip, kaip čia. Taip, tai plačiau regione buvo pasklidusios. Ir iš tikrųjų atkreipkite dėmesį, kaip nuostabu, kokios jos yra panašios, bet skirtingos, apimančios etninių regionų savitumą, atspindinčios tuos etninius regionus. Ne tik skambančios nuostabiai magiškai, bet ir gražios. Ir todėl mes jas ir čia eksponuojam, kad į jas iš tikrųjų yra gražu, nuostabu ir žiūrėti. Jūs, aišku, pasižiūrėsit, pasiskaitysit, bet man asmeniškai vis dėlto stebuklas tai yra štai šios 2 kanklės. Jeigu taip iš eilės žiūrint, būtų 4 ir 5, kurios yra autentiškos. Ta prasme autentiškos, kad ne šių dienų darbas, bet yra 1905 metai. Autorius dėja nežinomas, bet viskas tai yra iš meistro Egidijaus Virbašiaus kolekcijos šios kanklės. Tai tos iš tikrųjų be galo man asmeniškai paliko įspūdį, nes tai yra ne tik muzikinis instrumentas, ne tik etnografijos atspindys, bet tos kanklės dar yra ir politinė deklaracija. Tai prieėję tikrai pasižiūrėsit ir pamatysit, ką aš turiu minty. Kanklės pas mus atkeliavo iš meistro Egidijaus Virbašiaus, kuris čia yra su mumis. Tikrai suteiksime meistrui žodį, jis mums papasakos daugiau apie kanklės, apie jų skirtumus, panašumus ir taip toliau. Bet, kaipgi kalbėti apie kanklės ir jų nepasiklausyti. Aš jums gailiai padainuosiu, ką esu
ypač mergaitėm, kurios puikiai pagroja apie senovę. O aš norėčiau parodą pradėti kanklių mokytojas parašytų eilėraščių. Irma Asminavičienė. Amžių sutartinė. Būdavo vyrai saulėj tekant ir leidžiantis, penkiastygę maldą su grubučiom rankom įsidėdavo tyliai į širdį. Iš ąžuolo minties, eglės lieknumo, vėlių kelionių, dievų atlaidumo. Paskui ilgėsi algodavo, tikėjimo alpėdami plunksnom krebždendavo, lietuviškas paslaptis vis daugiau stygų užkalbėdami. Moterys sutartines verpė, rateliuose trepsėdamos, geruoju dievuliukus ir visus gyvus minėdamos, lingo, lingo, lingavo linus mindamos, žodį lyg garsą, lopšinę lyg stygą, į devynstygę įpindamos. Tai, kaip žmogus myli daugiastygiai skamba. Vyrai skamba, moterys myli, moterys skamba, vyrai myli. Gyvena Lietuva. Siaužia kankliai, dūzgia kanklelės, kanklės Lietuvą skambina, pasaulis klausosi. Tai norėčiau pristatyti pačias seniausias kanklės, aukštaitiškos kanklės, penkiastygės kanklės, kuriomis buvo grojamos sutartinės. Žmonės patys darydavo kankles, taip nebuvo, kad nuėjai į parduotuvę, į turgų, nusipirkai kankles. O grodavo daugiausia vyrai, o kanklis, sako, geriausia skamba tuo metu, kaip saulelė leidžias, paukšteliai sutūpę, žmogus pasideda kankles, pavalgo pirmiausia, po sunkios darbo dienos, pavalgo, pasideda ant pilvo ir kankliuoja savo sutartinę. Tai tokia muzika yra išnykus prieš 100 metų. Ir ką žmonės grodavo savo nusiraminimui, negrodavo kitiems žmonėms. Grynai savo nusiraminimui ir meditacijai. Kanklės, sako, geriausia daryti tuo metu, kai kas nors miršta artimo žmogaus, brolelis, mamulė, sesulė, tėvulis, tada nupjauni eglę ir iš jos viršūnės daraisi kankles. Aš kaip meistris niekad iš tos viršūnės nedaryčiau, nes ten vienos šakos yra. Bet čia yra bendravimas su tuo pomirtiniu pasauliu. Aš kaip tik daryčiau iš to kamblio, kur nėra tų šakų iš tų lašinių. Esu tokias kanklės, pagal šitas kanklės, esu matęs Karelijos muziejui tokius 2 luotus, 2 metrų maždaug aukščio. Jie stovėjo muziejaus kampe. Aš muziejininkų klausiu, sakau, kas čia per luotai, kas čia karstai kokį, ką darydavo. Sako, čia yra luotai. Kai žmogus mirdavo, žmogus susukdavo į drobulę, įdėdavo į tą luotą ir paleisdavo į Ladogos ežerą pomirtiniam gyvenimui. Tai čia yra mūsų pačios seniausios kanklės, primenančios laivelį, luotą, o tie kuoliukai irklus. Čia yra iš Vilniaus etnografijos muziejaus kopija, čia yra iš Biržų. Jis yra originalas 10 stygų su mediniais kuoliukais. Čia iš Papilės muziejaus yra originalas, Papilės muziejui, Biržų
parapijoje. Bet aš palikau grinai tą pačią formą ir pas mane gavosi 12 koliukų, 12 natų, kaip sakant. Ir tenai buvo 10 ir platesni tarpai. Nu dabar mes pripratę, jau mūsų piršteliai tokie jaunesni, mes pripratę ir mums reikia tų 12 stygų. Tai dabar tie metaliniai koliukai, žinot, yra pas mus dvi stovyklos. Vieni sako, kad reikia, būtinai mediniai turi būti, kiti sako, reikia mums praktiškai, reikia į sceną ir mes turime groti su metaliniais, kad laikytų tą derinimą. Tai noriu pasakyti, kad Suomija jau 76 metais į savo kantelius pradėjo dėti tos metalinius koliukus, o mes darydavom prieš 40 metų čia prasidėjo ta kanklių, tas atgimimas visas, pradėdavom darytis tais mediniais koliukais ir mūsų kankles nusiveža, sakykime, į Australiją, nusiveža į Ameriką, į Kanadą, tas mūsų koliukus išsisuka, iš jų dėžę sumeta ir įsideda metalinius. Tai galvoju, nu negi mes tokį negalim patys sudėti tų metalinių koliukų. Tai pradėjom dėti tos metalinius koliukus, tai dabar vieni taip groja, kiti taip. Nu, man svarbiausia, kad nesimuša visi čia. Čia yra tokios ir iš papilės, kanklės, 10 stygės. Nu, jos, aš sakau, yra blogos nuo gimimo, jos niekad negali stambėti, kadangi yra sunkios ir šitas kampas yra labai blogas. Jis sunku tas kanklės suderinti 10 stygų, padaryti, kad eitų 10 skirtingų, sakykime, tų garsų. Nu, jos nėra teisingos, bet čia yra kopija muziejus. O dabar pereisim prie tų žemaitiškų kanklių. Tai gal mergikės ką žemaitiško pagrotų, nes ten aukštaičiai, tai niekam kitiem nekoncertuodavo, tik tai savo nusiraminimą. O žemaičiai jau eidavo į vestuvės, į krikštynas, giesmes giedodavo. Olimdės! Noriu padėkoti, kad yra atėję čia ir meistrai kanklių, Alvydas Šaduikis ir Vytautas Lučinskas, kuris yra irgi pradėjęs per tą kanklių atgimimą, kaip susikūrė kanklių tokia stovykla Kelmėje. Tai jisai buvo vienas iš pirmųjų meistrų, Vytautas Lučinskas, dabar gyvena Klaipėdoje ir kankliuoja, ko gero, atskirom rankom. Ar galima paklausti? Prašau. O dabar jūs kalbėjote apie tos medinius ir metalinius skirtelį. Ar garsui neturi kokybei garso įtakos? Žinot, nėra niekas daręs tokio, sakykime, kaip instrumentus tikrina, tai va čia turėtų būti keli muzikantai, sakykime, vienas groja metalinis, kitas medininis, čia turėtų būti širma, čia turėtų būti komisija ir jie turėtų pasakyti, kad tai dar tokio eksperimento niekas nėra daręs, bet šiaip tikrai nėra tokio.
skirtumo, nors yra, vat, Jurgos paklauskite, ten pasakysite, tik mediniai koliukai ir jūs yra kitokie negali būti. Matyk, čia tų dviejų stovyklų nėra. Nėra tų dviejų. Bet dabar daro dvigubus koliukus. Dvigubus koliukus. Esu mačius ir metalinis, o šalia medinis. Atsargiai. Kad eitų per medį, reiškia prisuki metalinį, o eina garsas per medį ir jau to metalo gal nebeskamba. Traum dar yra ką veikti. Nežinau, aš nesu toks gabus, kad tą du sudėčiau, man Atsiprašau, yra klausimas dabar toksai. Suvalkiečių kanklės mes atpažįstam. Mažosios Lietuvos arfos. Taip. Keliais žodžiais, kaip paprastam žmogui, kuris pamato šias kanklės, Žemaitijos ir Aukštaitijos atskirti. Kad būtent čia tik tai Žemaitijos, o čia tik Aukštaitijos. Pakėlimas. Ir kampas nėra status, yra bukas. Tiek šitose, tiek šitose. Čia jau truputį pavogta yra. Čia yra, nes šitas Vienas turėtų galas būti... koks, kitas koks kiek. Jo, čia turėtų būti kampas. Žemaitija, o ten Aukštaitija. Taip, tai čia aukštaitiškos yra irgi. Taip, suprantu, klūmai. Čia irgi kampas yra bukas. O žemaitiškos jėgas, tai yra užkabinimai visai kitokie, stygų ir smailas kampas yra. Čia pagrindas yra. Pagrindas. Jo. Čia yra dar tokios kanklelės, nu, labai retos su apvalumu. Tai va čia Čia yra tik tai Židikų parapijos ten tokia statulėlė, kur laiko su tokia apvalumu. Ir čia yra Čiurlionio muziejuje yra toks originalas žemaitiškų kanklių, bet jos iš ąžuolo yra originalas padaryta. Tai ąžuolas, kaip aš sakau, tikrai ne muzikinis medis ir tikrai iš ąžuolo niekada tos kanklės neskambės. Tai kanklių gamybai pirmoje eilėje eina klevas, uosis, juodalksnis labai gerai tinka, liepa, bet tikrai ne ąžuolas. Ąžuolas išvis muzikos instrumentam nelabai tinkantis. Tai va, tai čia yra Vilniaus etnografijos muziejus, čia yra Čiurlionio muziejaus, čia irgi iš Čiurlionio yra. Čia yra žemaičių tokios belikastygės kanklės. Abromavičius buvo pasidaręs tokias ir kankliavo prie Dubysos, prie Šiluvos. Čia yra žemaitiškos kanklės, bet šitas iš Joniškio yra kanklės. Nu, čia panašios tokios kanklelės yra Zorio, tik tai ten kitoks papuošimas. Tai čia su metaliniais koliukais tos kanklės yra. Ir čia yra klijuotinės. 30% kanklių Lietuvoje yra klijuotinės. Čia yra tokia knyga išleista apie kanklės Lietuvos muziejuose. Tai va, toj knygoje čia yra visos Lietuvos muziejuose esamos kanklės nufotografuotos. Galiu aš jums duoti pačiupinėti, pažiūrėti tas kanklėles. O čia yra tokios kanklės irgi žemaitiškos, bet jos yra oktavą žemiau skamba, dubosai dėti ir stygos žalvarinės ir oktavą žemiau skamba, nu, jas vadina bosinė, bet jos tikrai bosinės turėtų būti dar didesnės, žemesnės, čia yra, nu, gal altinės, gal tenorinės kanklės, bet jos oktavą žemiau skamba. Išlydėsim tave iš Žemaitijos, tada Matuvos valsą.
Lietuvai, Klaipėdos kraštui. Čia va Klaipėdos kraštas, Salteriumas. 1690 metais Teodoras Lepneris išleido knygą Prūsų lietuvis. Ir metai prieš mirtį išleido tą knygą. Ir ten buvo nupiešta plunksna, tai reiškia Prūsijos lietuviai ir šitas instrumentas. Tai šiai parodai yra tas instrumentas padarytas, šviežiai užgimęs, vienintelis, sakau, pasaulyje tekste. Paskui, reiškia, 1744 metais jau tas pats to pačio Lepnerio išėjo antra knyga, jeigu pirma ta buvo 1690 metų skirta Kurfiurstui Frydrichui III, tai čia Frydricho III žmonai buvo, reiškia, išėjus 1744 metais, bet jau kitoks psalteris tenai įdėtas. Bet ten ne piešinys buvo, Butkus būtent pagal tą litografiją darė, reiškia, tą psalteriumą. Tai jau čia mano tas, sakykime, padarytas yra pagal Butkų. Tai čia Mažosios Lietuvos arfa. Sakydavo, kad Mažosios Lietuvos kanklės psalteriumai būdavo 10-12 stygų. Ir stygos būdavo žalvarinės, tai čia žalvarinės stygos ir įdėtos visos. Nu ir keliaukim į Suvalkiją. Suvalkijos pačios gražiausios kanklės. Man dar teko su puskunigiu bendrauti. Puskunigui sakau, dėdėl, kam tas užvietimas? O, čia vaikeli, sako, ta baronka, kad ant sienos galėtum ant sveko pakabinti. Reiškia, pačioj Lietuvoj, pačioj Troboj, garbingiausioj vietoj tos kanklės kabėdavo ant sienos. Tai čia yra šitas eksponatas 1905 metų, čia yra Onutės Šikšnienės kanklių mokytojos nuosavybė, jinai man paskolino šitai parodai. Čia nėra mano kanklius, čia yra kopija tų kanklių, bet jau tas originalas yra žymiau vertingesnis už tas abidvi kopijas. O ten yra su Kristoforų kanklės, tos kanklės yra skirtos Vilniui, čia buvo 700 metų, tai čia buvo vietoj Vyčio išdrožtas Kristoforas. Ten toliau matom iš Zmuidzinavičiaus, dailininko Zmuidzinavičiaus kolekcijos kopiją, tai ten originalas buvo 1885, tai tos kanklės 96 gamintos, tai tos jau irgi yra senos. Nu ir man čia dailiausios yra tos suvalkietiškos kanklės. Va, sakykim, šitos, pasižiūrėkim, kokios šitos visos formos, kiek tie visi rinkimai. O šitos kanklelės yra pagal Prano puskunigio leliją, jisai įsidrožęs ant savo kanklių buvo, tai aš nukopijavau, reiškia, tą leliją ir išdrožiau. O čia Kajetono Naudžiaus kanklės irgi tas užkabinimas kitoks. O dabar apie koncertinės papasakos į kanklytę. Gal pagros mums kas nors?
meistras dar nepristatė šitų koncertinių kanklių, bet mes norim tiesiog įvesti jūs į tą įvadą, ką šiuo metu kanklės ir kaip jos skamba. Ir gal jūsų ausiai bus kažkiek neįprasta, mes pakankliuosim 2 trumpas pjesės iš Gedimino Dabkevičiaus pjesės Žvaigždžių muzika. Ir kankliam galime groti ir žvaigždžių muziką. Labai. Mano pats nemylimiausias darbas. Kodėl nemylimiausias? Todėl tai, kas yra blogas nuo gimimo. Čia yra 1480 kg įtampa. 1,5 tonos tą dėžutę laužia. Tai kokios jas turi būti tos kankles? Bet aš nusiraminau, kai pakalbėjau su japonais. Japonai sako, o pas mus koto, sako, tai ką čia, sako, 7-8 metai mes išmetam tą koto, kitą čia nusiperkam čia. Žodžiu, ne vien tos yra. Žodžiu, atlaikė 20 metų, metat ir perkat kitą. Pagal tokią logiką. Tai va, tai šitos yra, reiškia, įdomios kanklės. Buvo Žemaitijoje Serva, Pranas Serva, buvo 4 broliai. Jie Napolyje gyveno, Telšių apskritai, Varniuos. Ir jie darydavo kanklės. Vienas brolis buvo Vilniuj, 4 broliai, 4 žmonės ten, 2 broliai ir dar 4 darydavo kolūkiai tas kanklės tarybinės laikais. Ir tie 4 žmonės gamindami kanklės uždirbdavo daugiau negu visas tas kolūkis. Reiškia, jie gaudavo pinigus tais laikais tokius, kiek kiti nesugebėdavo uždirbti dirbdami laukuose. Ir tie broliai darydavo tas dėžutes
Žemaitijoje siųsdavo pranui į Vilnių ir tas aprengdavo tas kankles, sudėdavo kaitiklius, sudėdavo stygus, sustyguodavo ir atiduodavo profesionalui. Bet ten atsirado problemos tarybiniais laikais, pranui serbai sakė, reikia daryti daug ir, žodžiu, planas, tai jisai sako, ne, sako, planas ir menas yra nesuderinami dalykai. Taip, tada jį išmetė iš tenai ir teatro draugijoje įkūrė fabriką tokį. Pranas Kupčikas pradėjo, reiškia, vadovauti tam fabrikui, tada ten 76 metais Mataitienė nupiešė, kokios tos kanklės turi būti, reiškia, jos su muziejais nieko bendro, su mūsų šaknim nieko bendro neturi, dailininkai sukūrė ir ten pradėjo, reiškia, daryti tokias kanklės. Tai dar apie šitas, tai šitos yra iš tų pagal suvalkietiškas, pagal tas tradicijas darytos. Tai dar šitos kanklės yra padarytas 1976-8 metais Maskvos meistrų. Lietuvos ansamblis gavo Maskvoje ten kažkokią tai premiją ir jiem reikėjo gerų instrumentų. Teatro draugija, fabrikas tų gerų instrumentų nepadarė. Tai Pranas Kazimieras Budriai sužinojo, kur yra meistrai Rusijoje, reiškia, Maskvoje, ten patys geriausi, o tie patys geriausi meistrai gyveno, reiškia, miške, 200 km turi važiuoti traukiniu, miškais ten į kaimą ir Poliakovai buvo, reiškia, tokie meistrai. Poliakovai tai buvo, reiškia, broliai, tėvai, ten visi buvo, visas kaimas Poliakovai ir visi darė tos instrumentus. Bet ką jie darė? Jie balalaikas darė, jie darė dombras. Jie turėdavo padaryti, meistras turėjo padaryti 3 balalaikas per metus. Bet jie gaudavo medieną iš, reiškia, klevą gaudavo iš Kanados, iš Karelijos, iš Sibiro gaudavo eglę. Jie rinktinę medieną gaudavo, rinktinius tos ir reikėjo propagandai tarybiniai padaryti gerus instrumentus. Tai tie mūsų budriai prilindo prie tų Poliakovų, atvežė kankles, servus padarytas, sako, padarykit mums, mes sumokėsim kiek jums reikia, padarykit mums tas kankles. Ir ten prisiprašė tų meistrų ir jie padarė ten 7 kankles. Tai su tom kanklėm ten kankliavo apie 15 metų, bet žinot, ten ansamblis ten pirmyn atgal, į autobusą, į traukinį, į lėktuvą. Tai va, tos kanklės čia yra tų Poliakovų darytos. Jos yra, tikrai rinktinė mediena, tikrai gerų meistrų padaryta, tai va, tuo jos yra ypatingos. O čia, sakykime, yra vaikiškos kanklelės, tokios koncertinės 4 oktavų. Tas pats ten yra sumažintos, kad jos būtų lengvutės, vaikams būtų patogu neštis ir patogu koncertuoti. Čia yra bosinės kanklės. Čia jos yra tuo įdomios, kad čia yra į jas sudėta arfos skaitikliai. Tokie modernesni. Aš bandžiau tuos arfos skaitiklius sudėti koncertinės kanklės, bet nepasiteisina. Jie lėtai lankstosi. O bosiniam tai ten nereikia, greitai jos ten išlieka, žinoti. Tai va, tuo įdomu. Dar nepašnekėjom apie šitą salelę. Man sako, kas čia dabar yra, kas čia per. Čia yra kankininko urna. Bet šiandien balandžio 1 aš galiu šnekėti. Ne, iki 12 tik meluoti valgo. Daugiau viskas. Tai va, tai čia yra toks pavyzdys, kaip nereikia kanklių daryti. Kad čia yra per plonai yra padaryta, per plonai viskas ir per laiką tas kanklelės sulenkia. Man tai patinka, kad mokslininkai, kurie nesupranta apie instrumentų tą padarymą, sako, muziejuose yra laiveliai padaryta kanklės ir reiškia tas kanklės jie specialiai lenkdavo, specialiai darydavo. Ne, padarydavo iš to drėgno medžio, tas medis nuo tų stygų tempimo susilenkdavo ir gaudavosi laivelis. Taip, kad čia tik mokslininkai gali sakyti, kurie šito dalyko nesupranta. Čia vienas iš įdomesnių kanklių yra Garalevičiaus. Toks buvo vargonų meistras Garalevičius. Ir buvo prieš karą padaręs apie 4000 tokių kanklių. Citra galima sakyti. Čia buvo, reiškia, klavišiuką nuspaudė,
C duras, G duras, E molis, dominant septakordas, klavišiuką nuspaudi, čia brauki ir iš karto tavo akordas surinktas. Tai jisai tas kanklės tokias pardavinėdavo ir Peterburgė, ir Rygoje pardavinėdavo, žodžiu, apie 4000, tai ne taip ir mažai. Čia buvo, reiškia, toks meistras Lašas, padaręs apie 900 tų kanklių ir sudėdavo. Lašas išmoko iš Rudžio, čia yra Rudžio kanklės, tai Lašas yra nusikopijavęs nuo Rudžio tas kanklės ir jie dėdavo dvigubas stygas. Tai dabar kodėl jie dėdavo tas stygas? Sako, dėl to, kad dvigubai garsiau skamba. Nevelniai jos dvigubai garsiau neskamba, tik tai duoda dvigubai didesnę įtampą ir suderinti yra žymiai sudėtingiau. Bet žinot, žmogus, kaime gyvendamas neturi ten to supratimo, tai jam taip atrodo. Dar noriu pasakyti, kad tose kanklėse prieky yra skylės, o kitose kanklėse yra viršui skylės. Tai mokslininkai darė tyrimus, čia toksai estas gyvenantis Amerikoje, su kitų ten profesorių, neprisimenu pavardės, akustika, kur vadovėlį parašė akustikos tokį jau ten apie visus instrumentus. Tai jie tyrė kanklės ir kanelės. Ir reiškia, kaip kanklės skamba, tai ar šitos mažos, ar tos didelės, jos va taip va vibruoja, va šitai. Ne kaip nors taip, bet va šitai. Ir viršus ir apačia vibruoja šitaip, ir tą garsą išmeta per viršų. Reiškia, viršutiniai dekoj turi būtinai tos skylės. Bet dabar kokios tos skylės turi būti? Turi būti ne tik tai vienas garsas skamba per vidurį, kitas krašte, kitas kitam krašte, kitas gale ten skamba. Reiškia, tose dekose turi būti ten tos skylės. O tarybiniais laikais, reiškia, tie jau mūsų tie, reiškia, mokslininkai, Švedas ir ten visi kiti, kurie kūrė tas kanklės, sakė, reikia daryti priekį skylės, čia sėdi, reiškia, klausytojai ir tą džiną išleiskime į klausytojus. Tai čia yra, vėl blogas yra dalykas. Tai ką tu man padarai dabar? Tai aš esi tarybinis produktas, aš esu. Aš niekada tau negaliu kitaip daryti. Tai vaikeli, aš tau pasakysiu taip. Čia yra tokios spiruoklės sudėta. Reiškia, jeigu darai čia skylę, šitoj vietoj turi Matysi spiruoklę, norėjai pasakyti. Matysi spiruoklę, taigi negali matytis, jis turi nesimatyti. Tai aš toj vietoj susilpninu, o čia yra pagrindas to laužimo. Ir tą deką taip išvarto visą ir aš turiu blogai daryti, nes jos yra blogos nuo gimimo. Nes mes turėsim kas 15 metų sakyti. Ne, šitos yra stiprios, dar atlaikys mano vietą atlaikys tas kanklės. O paskui šaduikį, va turis galėsit ten. Kas čia dar įdomu, šitas yra labai įdomios kanklės, reiškia 1936 metų meistro iš Panevėžio, auksarankio, dėtos čia inkrustacijos visokios. Tai tokių kanklių niekur muziejuose nėra, čia tokios vienintelis. Bet čia jau nepavadinsi jas aukštaitiškoms. Ne, čia yra Panevėžio meistras, bet suvalkietiško tipo aukštaitiškos kanklės. Na, tai išvardyti galima visai. Dabar čia dar yra tokios kanklelės, jo žiūrėkit, yra, reiškia, pagal formą, jos yra absoliučiai latviškos. Šitokių dalykų neturėjo nei latviai, nei lietuviai. Čia tik tai karelai, suomiai. Šičia irgi tokių dalykų niekad nei latviai, nei žmogus, kuris darė kanklelės, dar nežinojo tų visų, reiškia, paslapčių. Nes visos detalės išduoda, reiškia, tų kanklių kilmę. Tai jos pagal formą yra latviškos, bet jos yra ir estiško turi, ir kareliško turi, ir suomiško. Dar nepasakiau, čia va yra už jūsų nugaros, yra Žilevičiaus kolekcija tokia. Prieš karą jisai buvo surinkęs didžiausią kolekciją instrumentų ir pučiamųjų ir kanklių. Bet per karą, reiškia, buvo paslėpta ta visa
jo kolekciją Gargždų bažnyčioje, bokšte. Ir per karą ten ją sudegino, tą bokštą numušė ir ta visa kolekcija prapuolė. Tai čia yra iš jo nuotrauko, Čikagoje išleista, reiškia, knygutė tokia. Tai va ta nuotrauka yra iš tos jo knygutės ir čia replikos yra padarytos pagal tą fotografiją. Žinot, nei išmatavimų nėra nieko, čia viskas tai gali būti taip, gali būti truputį kitaip. Koks dugnas buvo, koks kas, niekas ten šitų visų dalykų nežino. Tai va čia yra vertingas dalykas prapuolęs. Tai mes su Modena žemaitišką praparatą. Ačiū visiems, kas apsilankė, prašom pažiūrėti. Galiu dar pakomentuoti, kam kas įdomu. Tai mes čia tai pradėjome jurginių pasiruošimą. Ne, Rūta jau reklamuoja mūsų jurginės, mūsų tradicinė šventė jurginės pačios pagrindinė ir dienos bus nuo 22 iki 26. Čia 25 dieną koncertuos Šilkos stygos. Nepraleiskite progos išgirsti ir dar bus labai gražių dalykų pareklamuoti. Taigi bus tokių fainų šį mėnesį, kanklių mėnuo, tiesiog bibliotekoje. Mes tik pradedam gyventi šioje bibliotekoje. Šiandien atidarom nuostabią parodą, o kiekvieną beveik trečiadienį, tai 8 dieną lauksiu susitikimo, kviesiu aš į susitikimą į kanklių paskaitą koncertą, kur mes parodysim, kaip dabar gyvena kanklės, kaip ką groja jaunimas, kaip mes mokome. Ir paskui 15 ir 29 balandžio kviesime norinčius išmokti pakankliuoti. Tai va čia į užsiėmimus, kas norėtumėt prisiliesti prie kanklių ir galvoti, kad vau, dar šito neišbandžiau savo gyvenime. Tai va šitas mėnuo bibliotekoje, tai tiesiog kanklių metams skirta ir mes čia susitiksime dažnai. Visus klausimus, atsakymus į klausimus rasite čia.